Žilvinai, ačiū labai už kvietimą, tikrai labai malonu matyti Jūs. Ir tema, kurią Žilvinas man pasiūlė, tikrai labai dėkinga ir mane jaudina jau seniai. Knyga, kurią Žilvinas parodė, buvo parašyta prieš 20 metų. Dėl to per tą laiką kažkaip jau į daugą žiūri šiek tiek kitaip ir tos 20 metų aš renku medžiagą. Toks dėkingas, kartais nedėkingas dalykas, atrandi tai, ko nebuvai ieškojęs, o tai, ką norėjai surasti, to ir nerandi. Bet per tos 20 metų medžiaga kaupėsi ir gimė mintis. Aš neįsivaizduoju, kaip galima iš anksto numatyti, ką padarysi, atsisėsti ir tą viską parašyti. Berašant, bedirbant, mintis ir ateina. Ir gaunasi dažnai visai ne taip, kaip įsivaizdavai pradėdamas. Taigi tie 20 metų toks ėjimas, bet pradėti rašyti aš vis negaliu, nes tai viena, tai kita ir laikas bėga. Ir tikrai atėjęs šiandien, ruošdamasis tam pranešimui, tam pokalbiui mūsų, aš norėčiau pasidalinti keliomis mintimis, į kurias, kaip įsivaizduoju, galėčiau remtis jau rašydamas knygą. Taigi visų pirma tokia gal bendresnė nuostata. Visada galvojau, kad tapti didžiu muziku galima tik turint atitinkamą aplinką. Reikia pavyzdžių, reikia patarimų. Negyvenamoje saloje pianistų tapti negalima. Todėl visad galvojau ir apie tai, kad atsiradus vienai žvaigždei turi būti ir kitų, juk aplinka ta pati. Jeigu mes bandysime prisiminti, kas iš žydų muzikų gimusių Lietuvoje, o aš net ir šiek tiek sumažinčiau tą amplitudę gimusių, gyvenusių Vilniuje, tapo pasaulinio garso muzikais. Matyt, dauguma pasakytų vieną pavardę – Heifetzas. Jeigu mes remtumėmės tą mano mintimi apie aplinką, tai aplinka buvo bendra visiems. Heifetzui tai suveikė. Ar tai suveikė kitiems? Taigi, keldamas tą klausimą, aš ir norėčiau priminti šiek tiek, kas tuomet buvo, kas buvo prieš tai. Taigi ir norėčiau sugrįžti į XIX amžiaus vidurį ir priminti vieną konkretų žmogų. Tai Wolfas Eibanas. Mano kolegos iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, aišku, tą pavardę žino, bet tarp jūsų matyti nedaug kas yra girdėjęs apie tai. Ar teisingai mąstau? Wolfas Eibanas. Neteisingai? Aš taip pat žinau. Nu, tai yra trečias žmogus. O kiek mūsų? Nu, mūsų nėra labai daug, taigi 3 iš mūsų visų. Aš 4. Taigi vis vien tikrai labai nedaug. Wolfas Eibanas gimė 1832 metais, mirė 88 metais. 1888 metais. Jis gimė Kėdainiuose, muzikų šeimoje. Štai kiek mes žinome, bent kiek aš žinau, apie
jo vaikystę. Žinau, kad muzikas buvo jo tėvas, bet matyt, tai nebuvo akademinis muzikas, tai buvo klezmeris. Muzikas buvo ir dėdė. Dėdė gyveno Panevėžy. Matyt, jis irgi vargu ar 1832 metais buvo klasikinis muzikantas. Dėdės sūnus jau gavo tikrą profesinį akademinį muzikinį išsilavinimą. Taigi tendencija akivaizdi, bet anksčiau nei šis žmogus, jis literatūroje vardinamas Beno Ebanas. Visgi tas rytim įžengė Wolfas Ebanas. Wolfas Ebanas apie 50-uosius, gal arčiau 60-ųjų, nuvažiavo į Leipcigą ir, kaip rašoma to meto literatūroje, žinynuose, skelbtuose XIX amžiaus pabaigoje, Ebanas mokėsi Leipcigo konservatorijoje. Leipcigo konservatorija buvo įkurta 1843 metais. Jos įkūrėjas buvo kompozitorius Mendelsonas, Feliksas Mendelsonas. Tai buvo pirmoji Vokietijoje muzikos konservatorija. Ieškodamas medžiagos apie Ebaną, aš kreipiausi į Leipcigo konservatoriją, kuri iki šiol yra, bet gavau tokį savotišką atsakymą, kad archyve, kuri saugo visą informaciją apie visus studentus, visus profesorius, tokio studento nebuvo. Ir aš galvoju, kad tai teisybė. Matyt, Ebanas iš neturtingos šeimos, atvažiavęs į Leipcigą, jis tiesiog neturėjo galimybės studijuoti konservatorijoje. Bet tai nereiškia, kad jis negalėjo privačiai surasti mokytojų, kurie jam labai daug padėjo. Gal tai buvo tos pačios konservatorijos profesoriai, konservatorijos mokytojai. Ir sugrįžęs į Lietuvą, jis jau buvo visai kitas žmogus. Į Lietuvą vėlgi nelabai aišku, kada jis sugrįžo, bet yra viena data, kuri aiškiai liudija Ebano buvimą Lietuvoje. 60 metais jis koncertavo Kaune. Ir kaip vėliau aiškėja, jis apsistojo Kaune ir dirbo Kaune. O ta informacija 60 metų, tai yra tekstas iš to laiko laikraščių. Ir štai ką teksto autorius rašo apie įspūdžius, kuriuos patyrė klausydamas Ebano. Cituoju, citatos pradžia. Ponas Ebanas puikiai griežia smuiku, tai artistas, kuris turi sielą. Jis turi gerą skonį, gavęs puikų muzikinį išsilavinimą. Savo jaudinančiu griežimu jis uždega klausytojus. Ne vienas smuikininkas, sulaukęs didesnės nei jis šlovės, galėtų pavydėti Ebano Smičiaus dainingumui. Labai graži recenzija, kuri tikrai atpasakoja, koks tai buvo menininkas, koks tai buvo žmogus. Tokių nedidelių pasakymų apie Ebaną yra ir daugiau. Ir visur rašoma apie jo nepaprastą
nepaprastą virtuoziškumą, apie jo gebėjimą labai ryškiai, gražiai griežti smuiku. Ir tai neabejotinai jau yra jo studijų rezultatas. Ar Lietuvoje buvo daug tokių stygininkų, tokių smuikininkų, tokių muzikantų kaip Ebonas tuo metu? Neabejotinai į Vilnius jau buvo, Kaunas nebuvo toks miestas didelis, kur atvažiuodavo daug atlikėjų, nors ir ten, aišku, būdavo svečių. Bet Ebonas, kuris neužilgo persikėlė į Vilnių, taip pat pasirodė Vilniuje labai ryškus, labai laukiamas atlikėjas. Maždaug nuo 60-ųjų metų jis įsitvirtino, apsigyveno Vilniuje ir ėmė vystyti savo kūrybinę karjerą Vilniuje. Žingsnis po žingsnio. Ką jis padarė? Visų pirma, jis įsitraukė į Vilniaus operos veiklą. Opera visada Europoje buvo labai mėgiamas žanras muzikos, tai buvo ir spektaklis, ir muzika, ir solistai, ir orkestras. Tai buvo viskas vienoj vietoj, tokie spektakliai buvo laukiami. Į Vilnių atvažiuodavo daug kviestinių svečių, dainininkų, bet ir Vilniuje buvo orkestras, gal ne toks pastovus orkestras kaip dabar mūsų operoje, gal iš dalies kviestinis, iš dalies ir pastoviai dirbančių orkestrantų, bet opera gyvavo Vilniuje. Ir Ebonas labai daug nuveikė toje operoje. Čia dar toks labai svarbus momentas. Muzikas, profesionalus muzikas XIX amžiuje nebuvo kažkokios konkrečios vienos muzikos srities specialistas. Muzikai, profesionalūs muzikai, jie galėjo viską. Jie galėjo ir konkrečiai Ebonas, jis buvo puikus smuikininkas, jis buvo dirigentas, jis buvo kompozitorius, jis buvo organizatorius, jis buvo verslininkas, nes jis iš to gyveno. O tas gyvenimas nebuvo lengvas. Todėl kuo daugiau žmogus mokėjo, kuo jis buvo talentingesnis, kuo daugiau iniciatyvų turėjo, tuo jam būdavo lengviau, nes jis tikrai padaręs kažką vieną, galėjo padaryti ir kažką kitą. Taigi Ebonas po truputį tiesiog apėmė labai plačias veiklos sritis. Bet pirmoji tokia didelė buvo opera. Jis dirigavo, jis ruošė spektaklius, jis aranžavo partitūras, nes operos orkestras nebuvo didelis ir dažnai jis buvo nepajėgus atlikti originalią partitūrą. Taigi Ebonas gal to pasimokęs Leipcige, o gal ir pats išmokęs, jis tą sugebėjo daryti ir tai jam padėjo pradėti vystyti ir kompoziciją. Ir aišku, Ebonas greta operos ir pats daug koncertavo.
Jis turėjo didelį repertuarą, yra išlikusios afišos koncertų. Tai tikrai jau rimtas profesionalus repertuaras, ten randame ne vien tik solinius pasirodymus, bet ir nemažai kamerinės muzikos, ir ta kamerinė muzika yra labai rimta. Tuose afišuose yra Beethoveno kvartetai, yra Mendelsono fortepioninis trio, tai tikrai kūriniai, kurie reikalauja rimto pasirengimo. Beje, tai liudija ne vien tik, kad Ebonas buvo toks virtuozas ir mokėjo viską. Tai reiškia, kad šalia jau buvo ir kiti geri muzikantai. Ir visa tai toks labai reikšmingas faktas. Beje, esu pasižymėjęs, kad Ebonas buvo, nesu tikras, kad buvo įsteigęs vasaros muzikos festivalius ar koncertus, festivaliai dabar taip vadinasi, tuomet vadinosi matyt koncertai Druskininkuose. Ir tai taip pat labai įdomus faktas. Netoli Druskininkų buvo stotis, tai buvo geležinkelis iš Sankt Peterburgo į Varšuvą, jis važiavo per Vilnių ir kirto savo kelią netoli Druskininkų. Ir ten radau tokį įdomų aprašymą, kad buvo net nutiestas kelias iš tos stoties į Druskininkus ir muzikos klausytojai atvažiuodavo į Druskininkus pasiklausyti tų koncertų. Taigi, tai jau visai toks europinis požiūris į muzikinę veiklą. Gal net koncertai vykdavo ne vien tik Druskininkuose, bet gal ir toje stotyje. Ten beje, nežinau, ar dabar yra kas išlikę, bet paveikslėlius mačiau tos stoties XIX amžiuje, tai toks pakankamai didelis ir ištaigingas pastatas. Reiškia, jo tikslas buvo kažkoks ne vien tik tai priimti atvažiuojančius poilsiautojus ar keliautojus, bet ten galėjo įvykti ir kažkas tokio didesnio. Ir gal tai buvo susiję ir su Ebono rengiamais vasaros festivaliais. Kompozitorius. Ar kompozicijas daug kas girdėjo Ebono? Matyt, taip pat nedaug. Ebonas yra sukūręs virš 100 kūrinių. Ir kodėl tas 100, aš negalvoju, kad tai kažkokia falsifikacija. Vokietijoje buvo rengiami katalogai naujos muzikos. Ir Ebonas tose kataloguose dažnai yra minimas, nurodomi jo kūriniai. Ir visur yra nurodomas opusas, opusas 93, opusas ten 104, reiškia ta literatūra, tas repertuaras vis augo ir augo. Tie kūriniai yra labai įvairių žanrų. Yra nedidelės pjesės fortepijonui, smuikui ir fortepijonui, yra kūriniai dainavimui, dainos, bet yra ir stambios formos kūriniai. Yra, bent tai žinau, 2 kūrinius tokius. Tai yra koncertas smuikui ir fantazija smuikui. Koncertą aš buvau net ten nusišvietęs kai kuriuos fragmentus ir rodžiau
maestro Saulius Sondeckiui kažkada. Ir jis tai pavartęs ir paprašęs, kad aš ją palikčiau. Paskui pasakė, kad gera muzika ir kad ją tikrai galima būtų atlikti. Nu, jis jau nekoncertavo tuo metu. Kokia tai buvo muzika, tikrai gali paliudyti šių dienų muzikinis įrašas, tai Ebano fantazija, ištrauka iš Ebano fantazijos. Melodinga muzika ir tai atspindi to laiko muzikinę literatūrą ir virtuoziškumas. Ebanas 60 metais jau Kaune ten rašė, kad jis labai virtuozas. Vėliau ir Vilniui tokių atsiliepimų buvo. Šita muzika, matyt, buvo rašyta pačiam kompozitoriui. Jis tą muziką rašė pats savo. Ir turėdamas galimybę, jis ir atlikdavo tą muziką. Ir tiesiog jis ir rašydavo, kad galėtų pademonstruoti ir savo kompozicinį talentą, ar gebėjimus, ir savo smuiko galimybę smuikuoti. Ši muzika, ko gero, nėra labai originali, ji atspindi tą laiką, bet šitas kūrinys fantazija, kurios įrašą mes turime, beje, aš pamiršau pasakyti atlikėjus, kas tai griežia, tai Vilhelmas Čepinskis, Mindaugas Bačkus ir Šiaulių kamerinis orkestras. Jie grojo šį kūrinį, Čepinskis grojo net kelis kartus, yra tas įrašas, visgi graži muzika. Ir, man atrodo, labai vertinga Lietuvai, nes ar XIX amžiaus vidury buvo daug kompozitorių lietuvių, kurie parašydavo tokius kūrinius. Bet dėja, ta muzika retai skamba ir tas vardas nelabai girdimas. Ebanas pasižymėjo dar vienoj srityje, ir tai yra labai svarbu pedagogikoje, muzikos pedagogikoje. 1873 metais Vilniuje buvo įkurta imperatoriškos muzikos draugijos muzikos mokykla. Tai buvo carinėje Rusijoje, tai buvo mokykla, kuri buvo kuriama visose stambiuose imperijos miestuose. Šio projekto idėjos autorius buvo Antonas Rubinšteinas. Jis norėjo Rusijoje sukurti tikrą akademinę,
profesionalią muzikinę kultūrą. Ne pavienius muzikus, bet būtent ruošti profesionalus. 1862 metais jis įkūrė Sankt Peterburgo konservatoriją, tai buvo pirmoji konservatorija tuometinėje Rusijoje. 67 metais tokią pat konservatoriją Maskvoje įkūrė jo brolis. Ir štai 73 metais Vilniuje buvo įkurta tokia mokykla. Tai nebuvo konservatorija, nes konservatorijose buvo dvi pakopos. Buvo vaikų pakopa ir jau suaugusių profesionalų pakopa, kuri išleisdavo jau tikrai gerus muzikos. Vilniuje teliko tik tai ta vaikų mokykla. Bet tai buvo labai didelis žingsnis pirmin. 73 metais buvo įkurta mokykla, o 74 metais tos mokyklos direktoriumi tapo Ebanas. Mokyklos direktoriumi jis buvo 10 metų iki 84 metų. Aš manyčiau, kad tas dešimtmetis tai buvo labai didelė pradžia. Ta mokykla egzistavo ir vėliau, ir ten buvo paruošta daug muzikų, ten lietuvių muzikos kultūros pradininkų. Toje mokykloje mokėsi ir didieji atlikėjai, kurie tapo pasaulinėmis žvaigždėmis. Visų pirma, tai buvo Heifetzas. Bet prieš kalbėdamas apie Heifetzą, aš norėčiau dar užpildyti spragą tarp Ebano ir Heifetzo. Ir tai yra Leopoldas Godovskis. Leopoldas Godovskis iš viso unikalus muzikantas. Jis gimė Lietuvoje, nuo 2 metų jis gyveno Vilniuje, gyveno 12 ar 13 metų ir jau išvykęs iš Lietuvos jis tapo tikrai pasaulinę garsenybę. Ebanas vargu ar galėtų pretenduoti į tokį statusą. Jis žvaigždė buvo Vilniuje, Lietuvoje. Godovskis tapo tikrai pirmąją pasaulinę žvaigždę. Santykis tarp Ebano ir Godovskio yra labai akivaizdus. Godovskis liko našlaičiu, kai jam dar nebuvo 2 metų. Ir jo motina atvažiavo su juo į Vilnių, nes Vilniuje gyveno ar tai jos artimi draugai, ar tai gal ir giminės. Tai buvo Pasinokų šeima. Pasinokas, skirtingai nei Ebanas, jis iš tikrųjų mokėsi Leipcigo konservatorijoje. Jis buvo smuikininkas, Leipcige jis taip pat mokėsi ir skambinti fortepijonu, bet savo veikloje jis labiau reiškėsi kaip smuikininkas. Ir štai šitas žmogus su savo žmona, jie vaikų neturėjo, jie ėmė globoti tuomet dar visai mažą Leopoldą Godovskį. Mokydamasis Leipcige, Pasinokas, aišku, išmoko nemažai. Tikrai, ko gero, išmoko daug apie jo gebėjimus, smuikininko gebėjimus. Mes žinome labai nedaug. Godovskis savo atsiminimuose minėdamas Pasinoką, jis gana skeptiškai žiūri.
į šį žmogų, bet 70-ieji, 80-ųjų pradžia XIX amžiaus, ar Vilniui buvo daug kažkokių žvaigždžių daugiau, buvo atvažiavęs vienas, atvažiavęs kitas, koncertavo vienas, koncertavo kitas, bet pastoviai gyvenančių atlikėjų nebuvo tokių ryškių. Vargu, ar tas Pasinokas buvo kažkuo skiriasi nuo jo, išsiskyrė nuo jų, bet toks žmogus buvo ir būtent dėka jo Godovskis tapo tuo, kuo jis tapo. Pasinokas matyt gana greitai suprato, koks talentas yra šis mažylis. 2 metų, 3 metų, 4 metų. Ir jam kilo didelė mintis apie didelę ateitį, kad jis kartu su šiuo vaiku koncertuos, jie abudu grieš smuiku ir šis mažas vunderkindas tiesiog ten publika veršės į salę, pinigai tekės ir visi bus laimingi. Iš tikrųjų, jis ėmė mokyti Godovskį griežti smuiku ir jie pradėjo kažkiek ten ir rodytis, muzikuoti kažkokioj aplinkoj, nedideliai, bet jau kažkokie koncertukai buvo. Ir čia atsitiko tai, kas bent pradžiai sužlugdė Pasinoko visus norus. Godovskis gyvendamas Pasinoko namuose, o Pasinokas jis ne tik koncertuodavo, matyt iš to jis negalėjo gyventi, jis turėjo muzikos instrumentų parduotuvę. Ir toje parduotuvėje buvo fortepijonai. Ir štai mažasis Godovskis ėmė pats mokytis skambinti fortepijonu. Tai toks sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Bet apie tai rašo pats Godovskis. Ir ko gero reikia juo patikėti, nes tas žmogus, kuris jį globojo, jis nenorėjo. Jis ir nežinojo, kad Godovskis pats mokosi. Godovskis surado toje parduotuvėlėje natas ir tiesiog pasirinkdamas vieną knygelę, pasirinkdamas kitą, pagal ją jis pradėjo mokytis pats savarankiškai, mokytis skambinti fortepijonu. Jam fortepijonas patiko skirtingai nei smuikas. Aišku, anksčiau ir vėliau apie tai turėjo sužinoti Pasinokas ir iš tikrųjų jis aptiko, nustebo, kad tas vaikas pats skambina, pats muzikuoja, pats skaito muzikinį raštą. Muzikinį raštą jis skaitė todėl, kad jis buvo mokomas smuikuoti, jis žinojo, jis mokėjo skaityti raštą. Bet tai, kad mažas vaikas pats vienas sugebėjo žengti tą kelią ir jau pasiekti labai greitai ir daug, tai tikrai stebuklas. Bet mes negalime paneigti Godovskio žodžius, tai praėjo daug metų ir mes turime tuo tikėti. Tuomet Pasinokas supratęs, kad jo karjera, jų smuikų dueto karjera jau neturi perspektyvos, nesigaus, bet jis nusprendė ir teisingai nusprendė, kad muzikuoti jie vis vien gali kartu, dviese. Pasinokas grieš smuiku, o Godovskis pritars fortepijonu ir pats pasirodęs kaip pianistas. Ir jie pradėjo muzikuoti.
iš pradžių ten draugų rate, paskiau platesniuose ratuose, paskiau pradėjo koncertuoti, jie buvo nuvykę į artimus miestus, į Kauną, buvo Daugpilyje. Ir štai jie atvažiavo koncertuoti, metai bėgo, jie atvažiavo koncertuoti į Kraliaučių. Kraliaučius jau buvo visai kas kita ir muzikinė aplinka buvo kitokia ir muzikos mėgėjai buvo kitokie. Ir finansinė prasme tai buvo kiti žmonės. Ir keli turtingi bankininkai susižavėję Godovskiu nepasinoko. Jie pasakė, kad negali šitai būti. Tas vaikas turi mokytis. Jis turi mokytis pas gerus mokytojus, geroj mokykloj. Ir jis yra tikrai stebuklingas, jis yra wunderkindas, bet to nepakanka. Wunderkindu negalima tapti nesimokius. Pasinokas prieštaravo, šiaip tai apie tai rašė Godovskis jau vėliau ir savo laiškuose, ir atsiminimuose, nors tie atsiminimai labai nedideli. Ir visgi tie bankininkai sutarė, kad jie veš Godovskį į Berlyną. Ir jie nuvežė į Berlyną. Godovskis grojo dideliai komisijai iš konservatorijos profesorių ir jį priėmė. Atrodytų, kad viskas jau grįžta į tradicinį kelią, bet po 4 mėnesių Godovskis pabėgo. Jis jau matyt buvo iš tikrųjų puikus pianistas, jis buvo labai gabus. Ir Berlyne tie mokytojai, kurie jam vadovavo, ten ir toks nesusipratimas buvo profesorius, kuriam jį paskyrė, jis buvo išvažiavęs ir jį pavadavo kažkoks asistentas, o tas asistentas buvo nekoks. Ir iš tų mokslų nieko nesigavo. Ir štai tuomet Godovskis, padedamas gerbėjų, 14 metų išvažiavo į Jungtines Amerikos valstijas. Amerikoje ir prasidėjo ta jo didelė karjera. Jis tapo tikrai vienu garsiausių savo laiko pianistų. Jis buvo ir mokytojas, Paryžiuje buvo sukurta muzikos akademija, jo muzikos akademija. Jis koncertavo visam pasaulyje, jo vardas buvo labai didelis. Bet tai jau buvo po Lietuvos. Bet tai pagalvojus, tai, kad jis jau išvažiuodamas iš Berlyno į Ameriką jau viską galėjo, jau buvo toks pasiruošęs tai dideliai koncertiniai veiklai, tai reiškia, kad šiaip Lietuvoje jis ir tapo tokiu. Aišku, toliau jis tobulinosi, jo supratimas muzikos kito, bet pati pradžia buvo. Taigi mes negalime pamiršti to lietuviško laiko, bet kažkaip Godovskis, jis irgi nėra pamirštas dabar jau, nors tas žinojimas apie jį atsirado vos prieš kelis dešimtmečius.
o jis gyveno prieš 150 metų. Taigi toks klausimas. Mes radome kelis įrašus Godovskio ir norėčiau, kad pasiklausytumėt. Tai visų pirma, jo paties įrašas. Tai Mendelsonas. Jis preciziškai grojo. Jis grojo labai sudėtingus kūrinius. Svarbiausia, jis tuos sudėtingus kūrinius kūrė pats. Jis taip pat paliko daug kompozicijos, bet ji retai atliekama, ko gero, būtent dėl to, kad ji yra techniškai nepaprastai sunki. Godovskis tai galėjo. Kitiems tai buvo sunku ir gal ir neprieinama. Godovskis rašė daug klasikinės muzikos perdirbimų, pradedant nuo 18-17 amžiaus kompozitorių iki tų dienų. Ir štai kokie tai buvo perdirbimai. Tai Šopeno revoliucinis etiudas, perdirbtas vienai kairiai rankai. Įrašas tai italų pianisto Ligeti. Štai toks buvo Godovskis. Mes artėjame prie Heifetzo. Heifetzas gimė 1901 metais, mirė 1987 metais. Tai ir vėlgi lyginant su Godovskiu jau kita karta. Ir aš sakyčiau, čia vėlgi yra Ebano palikimas, o ta imperatoriška muzikos mokykla. Heifetzo tėvas buvo klezmeris. Jis griežė, sprendžiant iš visko, smuiku ir, aišku, matyt, pirmieji žingsniai buvo jo. Jis supažindino savo sūnų su šituo instrumentu. Bet aš sakyčiau, kad dar didesnis jo nuopelnas, kad jis savo sūnų nemokė pats toliau, bet atidavė į mokyklą. Ir mokykloje 5 metų Heifetzas
tikrai rado puikų mokytoją. Tai buvo Elijas Malkinas. Malkinas buvo baigęs Sankt Peterburgo konservatoriją ir jis buvo smuikininkas ir jis mokėsi pas Leopoldą Auerį, žymiausią tuo metu ne tik Sankt Peterburgo ir Rusijos ir Europos, bet ko gero pasaulio smuiko pedagogas. Jis išugdė ten apie 20 pasaulinio garso žvaigždžių. Žinote, tai pagalvojus, tai tokia labai įdomi seka. Pirmieji Sankt Peterburgo konservatorijos profesoriai buvo pirmasis rektorius buvo Rubinšteinas ir pirmieji profesoriai buvo kviečiami iš visos Europos ir buvo kviečiami geriausi muzikantai, geriausi pedagogai. Būtent Rubinšteinas pakvietė Auerį į Sankt Peterburgą tapti profesoriumi. Pas jį, tai iš pradžių Heifetzas Vilniuje mokėsi pas Malkiną ir matyt daug nuveikė, nes Heifetzas kaip tik tuo metu buvo atvažiavęs į Vilnių, buvo paprašytas Malkino pasiklausyti Heifetzo ir jis sutiko su juo dirbti Sankt Peterburge. Baigęs mokyklą 1909 metais. Heifetzas išvažiavo į Sankt Peterburgą. Jam buvo 9 metai. 9 metų vaikas tokiam didmiestį Peterburge vargu ar pats galėtų gyventi. Kažkas turėjo jį globoti, kažkas turėjo jį prižiūrėti. Su juo važiavo tėvas, bet Carinė Rusija ir Sankt Peterburgas tame tarpe buvo šiaip labai antižydiškai nusiteikę. Ir žydai gyventi galėjo vien tik tokioje aiškiai apibrėžtose vietose. Jiems nebuvo leidžiama važiuoti į tuos didmečius ir apskritai kirsti tų nubrėžtų linijų. Konservatorijos studentas, nesvarbu žydas ar ne, galėjo mokytis, galėjo gyventi Sankt Peterburge. Heifetzo tėvas negalėjo. Ir tuomet konservatorijos direktorius pasakė, kad mes priimsime tėvą taip pat į konservatoriją. Ir į konservatoriją įstojo 2 Heifetzai. Jaša Heifetzas ir jo tėvas. Įdomu, kad Aueris nepradėjo iš karto mokyti, dirbti su Heifetzu. Nors Heifetzas tikrai išskirtinis buvo, matyt, visada buvo išskirtinis. Visgi Aueris turėjo ir kitus studentus, ir labai gerus studentus. Todėl visų pirma jis pavedė savo asistentui dirbti su Heifetzu, bet po poros metų jis jau pradėjo ir pats dirbti su Heifetzu ir ne vien tik dirbti, ten jau ir matyti ir darbo nebuvo labai daug. Jis pradėjo su juo važinėti po Europos šalis, su Aueriu, ten, kur Aueris rengdavo savo koncertus, savo meistriškumo pamokas, kursus, kaip dabar vadinama. Ir Heifetzas dažnai labai būdavo su juo. Heifetzo ryšys su Lietuva. Heifetzas gimė Lietuvoje, gimė Vilniuje, užaugo Vilniuje, o Vilnius nuo seno buvo religinis centras,
Vilniuje buvo daug žydų ir aišku, tas viskas liko atminti. Jis ir paskiau tai prisimindavo tuos laikus ir jam tai buvo brangu. 1913 metais Heifecas atvažiuodavo į Vilnių, nes Vilniuje dar buvo likę ir nemažai jo giminių. Ir 1913 metais jis paskutinį kartą buvo Vilniuje gruodžio mėnesį ir jis griežė Mendelsono koncertą. O Mendelsono koncertą jis išmoko dar mokydamasis Vilniaus mokykloje. Baigdamas mokyklą, egzamine, jis griežė Mendelsono emol koncertą. Jam tada buvo 9 metai. Tai pagalvokime, koks tai talentas 9 metų smuikininkas, kuris galėjo pagroti tą koncertą. Taigi, o dabar norėčiau pasiūlyti paklausyti Mendelsono koncertą, kurį groja Heifecas, nors tai ne 9 metų, ne 13 metais, kai jis paskutinį kartą buvo Vilniuje, bet tai tas pats koncertas. Jis buvo labai mylimas, jis buvo labai brangus. Jo honorarai buvo patys didžiausi muzikos rinkoje. Taigi, aš noriu taip pat pasiūlyti pasižiūrėti vieną ištrauką iš vieno filmo, kuriame dalyvavo Heifecas, kuris griežė. Žmona sako, kad galima apsieiti. Ar Heifecas buvo vienintelis? Ir žinote, aišku, tokių kaip Heifecas nebuvo, bet tai nereiškia, kad pasaulinių žvaigždžių gimusių Vilniuje nebuvo daugiau. Ir aš jau pabaigdamas norėčiau papasakoti apie du brolius, Mišą ir Sašą Šnaiderius. Vienas jų buvo smuikininkas, kitas buvo violončelininkas. Jie gimė Vilniuje, mokėsi Vilniuje. Miša Šnaideris violončelininkas, vyresnysis brolis Vilniuje mokėsi pas violončelininką Kinkulkiną. Čia mes turime jo giminaitę Kinkulkino. Kinkulkinas mokėsi Leipcige pas garsų profesorių, tuoj surasiu, Juliusą Klengelį, vieną žymiausių violončelės pedagogų, kurio mokiniai buvo
Gregoras Petigorskis, Feuermanas, tuo metu žvaigždės. Taigi, išvažiuodamas iš Vilniaus, Miša Šnaideris jau buvo labai gerai paruoštas. Jo brolis Saša, jaunesnysis brolis, taip pat buvo puikiai paruoštas. Jo mokytojas buvo Malkinas. Jie abu išvažiavo į Vokietiją mokytis toliau universitetuose, konservatorijose. Abu turėjo gerus mokytojus. Abu pradėjo savo karjerą ir po kurio laiko abu atsirado Budapešto kvartete. Budapešto kvartetas buvo įsteigtas dar 1917 metais. Jis buvo įsteigtas Budapešte, kaip ir liudija pavadinimas. Kūrėjai ten sudarydami dokumentaciją apie kvarteto įkūrimą įtraukė į tuos dokumentus reikalavimus ir teisės, kas buvo labai nauja tais laikais. Visiems buvo suteiktas sprendimo žodis, taigi čia jau buvo tikras 20 amžius. Bet tas kvartetas, jis jau buvo žinomas, bet kvarteto sudėtis labai keitėsi. Iš pradžių išėjo vienas, paskui išėjo kitas, į kvartetą atėjo Miša Šnaideris, paskui atėjo jo brolis. Ir taip palaipsniui tie kvarteto kūrėjai dingo iš kvarteto, bet kvartetas taip ir liko Budapešto kvartetu. Nors jis ir pats iš pradžių persikėlė į Berlyną. Berlynas tuomet buvo tokia meno sostinė. Vėliau jau, kai atėjo naciai, kvartetas persikėlė į Paryžių. Jie koncertavo po visą Europą, jie koncertavo, važiuodavo, kelis kartus buvo nuvažiavę į Ameriką, jie važiavo ir į tolesnes šalis. Ir kai situacija Europoje jau visai pablogėjo, jie išvažiavo į Ameriką. Ir būtent Amerikoje jie tapo tikrai pasaulio garsenybės ir iki šiol Budapešto kvartetas, jis išsaugo savo vardą, nors jo jau seniai nėra. Įrašai iki šiol yra išleidžiami, apie tą kvartetą rašo, yra analizuojamos interpretacijos ir kvarteto maniera. Tas kvartetas, nors viskas keičiasi ir požiūriai į atlikimą, ir atsiranda naujos idėjos, bet tai, kas gera, Heifetzo įrašai, Budapešto kvarteto įrašai, jie iki šiol yra etalonas. Taigi aš norėčiau, kad mes pasiklausytumėm Šuberto kvartetą ir ten labai akivaizdus kaip tik Mišo Šnaiderio griežimas. Tai Mergaitė ir mirtis kvartetas.
tas įrašas toks labai blankus, bet garsas, bet tai tikrai nepaprastas atlikimas. Amerikoje kvartetas tikrai labai išgarsėjo. Jie gavo labai aukštą statusą. Tuo aš surasiu metus. Jie 40 metais jie tapo Jungtinių Amerikos valstijų kongreso bibliotekos, jie tapo bibliotekos kvartetu. Tai reiškia, kad jiems buvo suteikti styginiai instrumentai, Stradivarius styginiai instrumentai, jie buvo įpareigoti griežti tais instrumentais. Jie visi jau turėjo gerus instrumentus, garsių meistrų instrumentus, prie kurių jie buvo įpratę. Šiaip jie labai nemėgo tuos Stradivarius instrumentus. Bet tai buvo reikalavimas ir jie turėjo į tai atsižvelgti. Pradėjus atsiradus radijui ir pradėjus rengti reguliarioms laidoms, jų koncertai buvo, aš nežinau, gal neįrašomi, bet tiesiog transliuojami. Ir transliuojami per visą Ameriką, o paskui ir per visą pasaulį. Vėliau, kai atsirado televizija, tai jie buvo pirmieji akademiniai muzikai, kurių koncertas buvo transliuotas. Jie buvo plačiai žinomi. Ir tas Budapešto kvarteto vardas tapo tiesiog tokiu bendriniu kvarteto vardu. Toks buvo jų gyvenimas, jie labai daug įrašė ir tikrai tie įrašai yra iki šiol. Jie buvo gavę Grammy premiją jau po to, kai jie jau to kvarteto jau nebeliko, nieks jau nebegrėžė, bet tiesiog sukūrus tą premiją buvo nuspręsta, kad jiems turi būti suteikta ta premija. Ir jau visai pabaigdamas, aš norėčiau, kad pasižiūrėtumėm, jeigu pavyktų, įrašą, kai Sašai Sašai Šneideriui yra įteikiama premija Jungtinėse Amerikos valstijose. From the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, the 11th Annual Kennedy Center Honors, a celebration of the performing arts, honoring Alvin Ailey, George Burns, Myrna Loy, Alexander Schneider, and Roger Stevens. Ladies and gentlemen, Walter Cronkite. Into our hearts. Romantic of the violin, an immigrant from Eastern Europe who has been hailed as one of the most unquestionably energetic figures in the musical life of America. A choreographer. Ladies and gentlemen, here is the 1984 Kennedy Center honoree, one of the supreme musicians of our time, Mr. Isaac Stern. Sasha, 53 years ago, at Mills College, Berkeley, California, I went to hear my first cycle of all the Beethoven quartets and all the Bartók quartets, as played incomparably by the Budapest String Quartet. Then we met, we played tennis,
you didn't play too well. And we talked. And the amazing thing is that 53 years later, we're still talking. We're still talking about music. We're still talking as friends. Over 5 decades. And, unashamedly and openly, in you, one of the most profound musical influences in my life. As you have been for so many, hundreds upon hundreds of young people all over this country. You are one of those who brought to this country the history of all those nourishments which have given glory to the American life, which have made this amalgam that we are today one of the richest parts of the 20th century. Most of all, through your zest for life, your own love of life, your own love of people, particularly young people, you have been like a guardian angel, always shouting your own inimitable style. We know that you speak at least 5 languages. Strangely enough, they all sound as if they were Russian. But never a lack of passion, of compassion, and of affection. With it always also a most critical eye and ear for anything that goes from the path of honesty and truth. There are many, many ways of saying things fancily, but to put it bluntly, there is no boring music, you have always said, only boring musicians. Bravo, Sasha. He will teach you, tease you, and inspire you to make great music. We call him Sasha. He was born in the Russian city of Vilna, a center of Jewish culture. Papa cried each time he heard music. I was too frisky to listen, he said, until Papa's discipline taught me how. Playing in cafes, he earned money to study and to live. He was already a soloist when his brother, Misha, asked him to join a quartet. Yasha Heifetz said, 1 Russian is an anarchist, 2 are a chess game, 3 are a revolution, and 4 are the Budapest String Quartet. In Europe, their music was cherished. But in 1938, they had to run for their lives. The New York Times said, "This amazing group stands in a class by itself." Four distinct voices, making a perfect blend. Sasha was the one with the paprika in his blood. After 12 years, he left the quartet to explore other forms of music. He went to study with Pablo Casals and asked him to play in America. In protest against Franco, Casals refused to leave his tiny village. Sasha began to wonder, if Casals won't play for the world, can I bring the world to Casals? For 2 years, he cajoled and persuaded until the Casals Festival was truly born. Casals said, "You have lifted music out of my silence.
I am forever in your debt. Music shouldn't always be so expensive, he said. He filled Washington Square with New York's first free outdoor concert. He created a chamber music series at the new school for $1 admission and helped found the Mostly Mozart Festival. But his pride and joy are the young musicians of his New York String Orchestra. Ready? And I give you 3, 4. Ready? To hold the 8s, think da-da-dum, ba-da-dum, pa-pa-pa-pum, ba-da-da, da-da-da, ta-ta-ta-tum. Temperament. 3, 4. For 2 weeks each year, he brings gifted high school students to New York to coach, to teach, and to lead in a performance at Carnegie Hall. His children produce an unmistakable sound, a pure love of music and urgency they learn from Sasha. For Sasha, music, like life, has been a never-ending love affair. O toks finalas. Žinote, aš tiesiog norėjau supažindinti su vos keliais žydų muzikais. Lietuvos žydų muzikais, Vilniaus muzikais. Šiemet mes švenčiame 700 metų ir Vilnius tikrai ypatingas Lietuvoje. Taip atsitiko, kad šie muzikai iškilo, net ir išvažiavę, jie vis vien savyje nuvežė, išsaugojo tą vaikystės atsiminimą. Jie netaptų tokie, jei jie nebūtų iš Vilniuje, tiesiog neišgyventų tuos metus Vilniuje. Yra ir daugiau vardų, tiesiog mes galėsime kada dar susitikti ir galėsiu papasakoti apie tai. Aš tiesiog manyčiau, kad aš sakiau, kad aplinka sukuria muziką. Kokia aplinka yra, tokia ir muzika. Aš manyčiau, kad tokie žmonės galėjo duoti Lietuvai daug. Tiesiog tai, kad tokie muzikai ilgai buvo pamiršti. Tai taip pat yra istorijos motyvas. Ir aš norėčiau jį patyrinėti. Ačiū labai. Jeigu klausimų turite.